Kaip aš esu pasidaręs sifoną bakterinės plėvelės perbėgimui. Vanduo lėtai varva per šičia nubėga bakterinė plėvelė su somos trakondom į apatinį akvariumą. Niekam niekada dar nerodžiau, rodžiau nuotraukas, sakiau galvokit, bet kadangi vienam jau paskui kitam ten nesigauna aiškinti, padarysiu visą video. Pirmas dalykas, tai vanduo pas manęs laikosi va tiek. Čia yra 4 cm nuo skylės viršaus, nuo žiočių. Vanduo laikos ir šitas viršutinis kanalas, jis turi būti užpildytas, kai šiek tiek oro yra ok, bet čia per stiprią srovę paleidus, taip gavos, panardinus. Bet čia oro neturi būti. Kai yra šiek tiek, nieko, bet geriausiai, kai nėra nieko. Dabar dėsiu ant stalą išpylęs iš čia, parodysiu struktūrą. Visas jis atrodo va taip. Čia yra vamzdeliai. Paprasti, minkšti varžtai, juos būna spakuoti, bet aš nežinau, kur pirkti. Nuo UG3 filtrų likę. Čia yra nuo UG3 orinio filtro gumas, o šitie kampukai yra iš depo, nes jie idealiai tik. Va taip atrodo filtras paguldytas. Aš jį buvau susivirinęs. Bet susivirinęs aš jo nebedarau, nes kartais įplaukia lapas susikiša. Kartais įrėplioja krevetė, kadangi aš turiu krevetes, ne žuvis, o krevetės užsilipa ir ėda. Žuvis niekada man čia neįplaukia. Jokia. Jeigu turit žuvis, gali daryti didelį vamzdį, viskas išbėgs, nubėga į kažkokį kibirą, jeigu jį įlipo, matė. Bet krevetės įbėgusias, čia mėgsta jos ir pastrikti. Tai pagrindinis dalykas, pagrindinis klausimas, ką reikia išspręsti, yra fizika, vandens lygis. Šitoj vietoj, per vamzdelį prabėgantis vanduo ir turintis alsuoklį, jis laikosi ties vamzdelio apačia. To skaidraus. Tai vat šitame gale, jeigu mes priklijuosim jį tiesiai, vandens lygis bus, man ta guma maišo. Vandens lygis bus čia. Kaip matė, taip ir yra. Ties vamzdeliu, aš čia plius minus rodau. Čia galėtų būti ilgesnis ir čia galėtų būti ilgesnis. Dabar taip, jeigu jūs padarysit vandens lygį čia, kad šitą alkūnė yra aukščiau ir vandens lygis bus čia, vanduo įbėgs, bet bakterinė plėvelė dėl įtampos neįbėgs. Kuo didesnis šitas gylis bakteriniai plėveliai nubėgti, tuo geriau. Kai čia yra mažas tarpas ir čia jau už centimetrą prasideda alkūnė, jeigu per tokį paleisit labai stiprią srovę, sukūrys vandens bėgdamas arba panardinas stipriai, įtraukia orą čia, užsiburbuliuoja ir sustoja. Tai čia yra geriau, daugiau. Jeigu greičiau, jeigu didesnį srautą daryti, kuo didesnį srautą daryti, tuo šitie tarpai turi būti ilgesni. Vanduo įbėga, o prisemti tiesiog, aš jį panardinu. Dabar šičia. Jeigu nėra alsuoklio, aš esu kitame kitaip pasidaręs, bet alsuoklis turi būti. Jeigu nėra alsuoklio, tai trikojais mašinoj, dabar norėjau parodyti pasukimą, bet viena ranka man neišeis. Jeigu nėra alsuoklio, bėgant čia gali pasiurbti ir nukristi vanduo. Čia bėga, oras nepatenka, šlanga traukia orą, būtinai turi būti alsavimo taškas. Ir jeigu alsuoklio, o viršus nėra iškeltas virš to vandens įbėgimo, tai va šitas taškas turi būti aukščiau virš šito. Jeigu nėra iškeltas virš šito, jeigu panardini giliau, arba pavyzdžiui, aš esu prilipęs jį ant stiklų ir jis laikosi centimetrų aukščiau. Vat ta prasme, nepasidėjęs ant stiklo krašto. Tai jeigu aš noriu lygį turėti, sakykim, čia yra stiklo kraštas, dabar vandens lygis yra va tiek nuo stiklo žemyn, o aš galiu jį pakelti, kad stiklo kraštas būtų visai prie pat. Ne? Tai jeigu kartais lipduks atkris ir nukris, ir tada pasidarys didelis vandens stulpas virše ir pliūptelės vanduo, tai jeigu alsuoklis bus žemesnis, jį tiesiog išpurkš per šitą vietą. Aišku, jeigu jums įkris į didelį akvariumą, ir
Kodėl man švieso nesireguliuoja? Ai, aišku, kodėl nesireguliuoja. Jeigu jums įkris į didelį akvariumą centimetras vandens, jums perbėgs labai daug. Kur jūs perpilsit, čia jau jūsų problema. Bet dabar šitą alkūnį pavertus į šoną galima pamažinti vandens lygį. Pastačius tačiau lygis yra aukštesnis. Tai aš galutiniam variante tai parodysiu. Aš galutiniam variante laikau jį taip. A čia esu susireguliavęs, kad pasideda man ant stiklo krašto čia, šitas tarpas. Neklijuoju, vamzdelius pjausydamas pašiaušiu, kad jie ganėtinai įstrigtų, nes jeigu tiesiog laisvai susimaus, čia varvės. Ir va, jis yra taip, ir iš šoną žiūrint, jis yra, va, vertikaliai. Šitas galas yra nuleistas žemyn, kad būtų nutekėjimas. Vat, jeigu iš čia yra vertikalus, tai anas galas leidžiasi žemyn. Ir čia šitą galima padaryti pasukimą per šičia. Vat, dabar tiesiai. Žodžiu, aš jį esu taip susukęs ir ten nuleidęs į apatinį akvariumą. Šito išbėga. Kodėl nerdau? Todėl, kad šičia pritunka nuo šviesos. Va, šita dalis yra akvariume. Ir nuo šviesos, ir nuo įbėgantis blevelis čia labai dažnai pritunka. Ir šį pastoju valau. Išbėgantis negauna šviesos, jis neprižaliuoja taip stipriai ir gražiai matosi. Tai, kad eitų išvalyti, nu praktiškai nuo šitos vietos, jeigu kažkas įplauks, nes įplaukia stambesnis liudvigijos lapas, dar kažkas ir sugeba iš čia užsikišti. Dėl to aš darau išardomus. Nu vat. Tada pasiruošęs aš jį tiesiog prisemiu to akvariumo vandens, iš kurio bėga. Jis pribėga pilnas, pakeliu ir kai keliu, perteklius, matot, jeigu nebus alsuoklė, netgi dabar iškeliant, susidarys slėgis traukiantis vandenį žemyn ir iš čia išsirps vandenį. Alsuoklis turi būti netgi tam procesui. Šiek tiek palenku, kad nuvarvėtų perteklius, kad man dabar kabinant ant akvariumo kraštą, jis nebėgtų ant grindų, nes aš langą numojau. Pakabinu. Ai, lipučka, kaip dabar susitvarkyti vieną ranką, nes tai prisivarysiu ant grindų. Op, va, jau prisivariau, nes panarinau per giliai. Karoči, taip, bėga. Pakabinu ir viskas, paskui nuleidžiu. Dabar turiu pirmiausia užmauti šlangą čia, nes kitaip ir pils man. Ir nuleidžiu, ir viskas, jis yra pilnas čia vandens ir veikia.